Sveikinuosi su nuostabiaja Beata Nicholson, kuri šiandien pas mus atvyko. Labas, Beata. Labas, Dominikai. Esam seni pažįstami, Taip. Kalbėsim ant tu. Gerai, taip, kalbėkim ant to, iš tikrųjų. Nemeluokim, neapsimeskim. Neapsimeskim tikrai tuo, ko nesame. Beata, pastaruoju metu, koks melas yra, kuris taip tave paveikia, kad tu norėtum jį sudeginti ant laužo? Tu žinai, dabar viešoje erdvėje yra tiek daug melo ir šiaip bendrai paėmus, labai daug yra tų tokių neteisingų faktų, bet turbūt, didysis vienas esminis melas yra, dėl ko mes čia visi pilietiški žmonės vertinantis laisvę bendrai ir ypač žiniasklaidos laisvę dabar veikiam ir einam į protestus ir kalbam apie tai, tai turbūt pats LRT ir kaip LRT yra finansuojamas, kaip, aišku, gerbiamas opozicijos veikėjas, ar ne, šitas ponas. Tai jisai labai taip mane apšmeižė, sakyčiau, kad aš pasisavinau, pavogiau iš biudžeto 239 000 eurų, įsidėjau savo į kišenę ir esu vagis maždaug. Šiaip galėtum turbūt eiti į teismą, jeigu jau taip. Taip, bet tiesą sakant, neturiu laiko. Neturiu tiek jėgų ir energijos. Galbūt nesakau, kad aš taip visiškai gal paliksiu, gal rasiu to laiko, bet dabar žinome, kad visi laukiam švenčių ir mano mėgstama tokia frazė, kad negali turėti visko, bet gali turėti daug. Tai šiuo atveju viskas būtų ir suspėti pasiruošti šventėm ir atlikti, žinai, savo mamos pareigas ir dar eiti ten ginčytis ir kovoti su tais, kurie iš tiesų į akis meluoja nuolatos ir kiršina ir tiesiog yra nemalonus, nemandagiai bendraujantys žmonės. Tai nemandagiai čia turbūt labai taip korektiškai tu pasakei. Bandau kažkaip nenusileisti iki tokio, žinai, negražaus, nepagarbaus bendravimo, nes vis tik turim kažkaip rasti tą bendrą kalbą vieni su kitais. Ir daužyti snukiu turbūt nėra išeitis. Prie nors gero kartais nepriveda. Labai norėtųsi. Bet labai keista tavo situacija, todėl kad nei su politika nesi kaip nors susijusi, nei su kažkokiais ten protestais, taip jau. Buvau proteste, labai džiaugiuosi, kad taip, bet kad tu ten labai būtum viena iš organizatorių, kokia nors ar dar kažkas. Ne. Kodėl vis tik taikiniu tapai tu? Aš tai nežinau, kas vyksta pono Remigijaus galvoje ir bet kodėl tu gal jisai svarstėjai savo atsigulusi lovoje prieš miegą. Aš manau, kad jisai ieško dėmesio ir bando visais būdais jo gauti, nes dėmesys šiais laikais yra valiuta, kuri brangiai parduodama ir tą daro visi to dėmesio ieško ir kadangi bando nuteikti visuomenę prieš LRT, tai bando LRT parodyti iš pačios, nežinau, prikurti visokių nesąmonių, pripasakoti ir ištraukė mano asmenį, kadangi aš mane LRT pakvietė pasisakyti, ar ne, šalin rankas, nefilmavo tos klipus ir aš negalėjau atvykti į studiją į Konarskio gatvėje, kai buvo filmuojama, tai aš beje tą gabaliuką nusifilmavau pati, ne pati, Dovilė nufilmavo, mes uždėjom ant spintos juodą paklodę. Man pasirodė, kad čia studija. Ne, tai ne studija, čia yra mano virtuvė. Akila akis nepastebėjo. Taip, net tavo akila prodiuserio ir seno televizijos vilko akis nepastebėjo. Bet mes tikrai ir viską padarėm per 5 minutės, nes aš turėjau kitų darbų, aš negalėjau nuvažiuoti į LRT studiją, aš sakiau, mielieji, aš jums tikrai padėsiu, nes tikrai palaikau šitą idėją ir noriu, kad laisvas žodis išliktų Lietuvoje ir manau, kad tikrai labai svarbu apginti ir nepriimti šito įstatymą, kuris taip riboja LRT veiklą. Tai aš tiesiog sakiau, gerai, aš nusifilmuosiu namuose, nes tuo metu ten filmavau visokį turinį ir mes tai padarėm per 5 minutės. Ir aišku, tada buvo ištrauktas tas video ir uždėtas, aš kiek atsimenu,
Ta didelė raudona suma, kad vat, maždaug ir visi po to aš tiek sulaukiau iš tiesų tokio nemalonių aš norėjau paklausti tavęs apie tai, būtent pati ir pereini, kadangi tavo darbas, tavo turinys nesukelia blogų emocijų, tai dabar tu jų gavai turbūt savo asmeniui labai daug. Tikrai, aš gavau labai daug, turbūt daugiausiai per visą savo gyvenimą. Per visą Netgi savo taip. karjerą, tikrai. Nes yra labai daug ir tų taip vadinamų botų, kurie puola. Nes, žinai, mano gyvenimo, kaip čia pasakyti, tikslas, misija ir aš tikiu tuo, kad, žinai, televizija kuria žmogui ne tik tai informaciją, bet pramogą. Bet pramogą, dainas, bet aš norėčiau, kad žmogus pažiūrėjęs ir visuomet mes turim tą tokį užduotį, ar ne, mano laidose, kad gautų kažkokią tai vertę ir gautų impulsą geram veiksmui, gerai emocijai. Ir aš, aišku, esu žinoma kaip žmogus, kuris gamina eteryje, daug kalbų, nes manau, kad esmė yra, kad mes susėdam prie bendro stalo ir dabar artėja kūčios, kalėdos ir maistas mus jungia, maistas yra emocijos, maistas yra meilė galų gale, tai yra ryšys su mūsų praeitim ir aš kai kuriu savo laidas, ne viena jas darau ir mano laidos tokios puikios yra dėl to, kad tikrai dirba nuostabi komanda, kiekvienas mano komandos narys tikrai stengiasi ir dirba kaip savo, tą kiekvieną kadrą, nes manau, ir yra žinoma, kad estetiški vaizdai, kuriuos mes matome, mus veikia palankiai, mūsų smegenis vyksta įvairūs geri cheminiai procesai ir mes tada būdami kuo daugiau laimingų, patenkintų savo gyvenimų žmonių, nesipykstančių ir nebaubenčių ant savo kaimynų ir nedraskančių akių, tuo mes, Lietuva kaip valstybė, būsim stipresnė, galėsim daugiau uždirbti, daugiau mokesčių sumokėti, visi visko daugiau turės. Ir tai mano tikslas ir yra, mano laidos, kad būtų kuo daugiau tų gerų emocijų, to poilsio prie televizijos ekranų, nesvarbu ar dabar, o dabar aš iki naujų metų vedu laidą Gero gyvenimo receptai, tai tos laidos galbūt toks pamatinis tikslas būti tuo, nes ne visi turi su kuo pasikalbėti, ne visi turi terapeutus, o visi turim turėti sveiką emocinę sveikatą, tai rūpinasi šitą dalim. Ir man tikrai nemanau, kad nusipelniau šitos atakos. Asmeninių žinučių gavai? Daug gavau asmeninių, maždaug atiduok, ką prisivogiai ir panašiai. Dabar aš nežinau, ką čia ir be pakomentuoti dėl to, bet aš suprantu, kaip lengva žmonės, kurie galbūt nelabai nusimano apie televizijos darbą, nes jeigu mane dabar nuvestų ir lieptų, žinai, dirbti kur nors lazerių įmoniai, aš nieko nesuprantu apie tai. Bet manau, kad televizija, kaip ir krepšinis, ar ne, arba kaip ir politika, kadangi mes visi tai matom, tai įsivaizduojam, kad labai puikiai suprantam ir galim pakomentuoti ir žinom. Ir aš turbūt paprastai ir aiškiai reikėtų pasakyti šitaip. Kiekvienas Lietuvos pilietis gali kurti televizijos laidas. Teoriškai. Taip, gali, teoriškai. Kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis gali tapti bet kuo, gali eiti į Seimą, būti išrinktas, bet kad tu ateitum iki to, jau taško, tai yra ne 1 metų darbas ir tikrai reikia suprasti, ką tu tai darai. Kaip Arūnas Valinskas nekartą yra sakęs, ateikit ir padarykit. Ateikit ir padarykit, pabandykit. Žinot, Arūnas Valinskas sakė, ateikit ir padarykit, jisai pats buvo ir į Seimą patekęs, ir pabandė, ir daugiau nebenorėjo tenai. Tai visi ateikit, pabandykit, sukurkit ir aš tikrai, ką jau čia ir bešnekėt. Tiesiog norėčiau, kad tie žmonės suprastų ir neįkvotų savo energijos, niekam ir pykčiam ir vaidėjimuisi. Aš nuo savęs gal norėčiau pasakyti, kadangi sukūriantis televizijoje ir ne vieną jį projektą padaręs ir darau iki šiol ir filmus filmuoju. Taip, ir žinai, kaip atrodo konkursai. Taip, kaip konkursai atrodo ir kokios yra sumos, tai mano viena tokia skurdesnių. Suma yra tikrai viena mažesnių ir bendros rinkos. Ką aš norėčiau pabrėžti? Bendros rinkos, jeigu mes kalbam apie komercinius kanalus ir apie visuomeninį kanalą, bendros rinkos niekaip neiškraipo ir neperžengia jokių ribų, o net kartais net ir nedažengia. Nedažengia. Sakysiu datą priešdėlį, bet tarkim, nedažengia. Bet aš vis tiek norėčiau grįžti prie
to, laidos biudžetą. Galim. Reiškia, kaip čia viskas išsirutuliavo ir iš ko viskas išsirutuliavo. Ir kaip paskui jau ponas Remigijus, ponas kažkodėl sakau, nežinau kodėl, bet tarkim mes vaidinkim mandagius, kaip paskui tęsė šitą temą. Tai noriu parodyti video vieną. Jo, jisai daug kartų tęsė tą temą. Vystė visaip. Kai pamatai laidą, kuri gauna į metus 238 000 ir viena vedėja ir kažkokias bulkutes kepa ir jinai tokius pinigus pasiema, tai jūs pasisamdykite paprasčiausiai net nuo kultūrininkę, kuri puoselėja tradicinis papročius, tradicinį maistą ir jinai jums už mėnesį už 2000 tas laidelės ko puikiausiai padarys. Jeigu laidos reitingas yra tik 98 000, laidos reitingas, tai yra 0. O ką reitingai čia su kokiu šonu čia dabar reitingai? Tai bus laidų, kurių reitingai niekada nebus, kokia nors bepykčio laida su Vanskiu neturėjo reitingų. Ir negali turėti, nes tai yra kultūrinė, bet čia yra... O tai jūs prie kokių laidų kabinsitės, kad neturi reitingų? Tai jeigu laida, aš dar kad sakau, yra laida, įsivaizduokit, vos nekomersinė laida, kuri laidos vedėja reklamuoja savo veidą. Tai tu eik į privačią televiziją ir tai pažiūrėsiu, kiek tu padirbsi. Išmes į lauk privati televizija tą pačią minutę. Jeigu tai yra kultūrinė laida, tai yra meninė, pažiūrėjau, apie baltus, ne? Vat padarytumėm LRT ištisinę eilę apie baltus. Padarytumėm mes laidą apie Šišioniškius, apie Suvalkus, apie Dzūkus. Čia būtų. Dabar nueina Bumblauskas, nuvažiuoja į Klaipėdą, man net šlikštu buvo klausytis apie vasario 16. Bumblauskas nebetinka. Palaukit, klausykit, pažiūrėkit, ką jis kalba apie vasario 16. Apie tai yra kažkas šiurpinantis dalykas yra. Ir šitas žmogus be jokios recenzijos, be jokio atskirų žmonių patikrinimo, jisai kalba savo. Aš praeitą savaitę žiūrėjau tą laidą. Čia yra laidos, tai čia prodiusuojama laida. Prodiusuojama. Taip, tai yra privati laida, padaryta, sumokėta pinigų. Apie tai, kad jūs į turinį, jau jums čia turinys nepatinka ir kaip atrodys. Jūs turėsite savo vadovą, sakykime, hipotetiškai, LRT vadovas, koks nors ten jūsų ar socdemų partija, dabar čia nebesvarbu, lojalus žmogus ir jūs skambinsite jam telefonu ir sakysit, ką ten Bumblauskas nuimt. Man nereikia jokio neminėti, nieko, aš dar kad skau. O tai kaip jūs reaguosite į Bumblausko, kaip jūs sakote, nepatinkantį šnekėjimą jums? Ne, tai tiesos netenės net nėra. Dominikai, ką tu čia man aiškini, aš tau pasakysiu, ką tu čia man rodai dabar. O tu ką negali padaryti laidos geriau? Kas iš viso per transliacijos vyksta? Kam čia dabar transliuoja? Čia restoranas. Reklamą kažkokią daro šiam restoranui. Aš nežinau, ką daryti su šito Remigijum. Nežinau. Jis tiesiog toksai yra, atleiskim. Bet ar reikia atleisti? Va čia gal yra klausimas. Gal mes per daug atleidinėjom ir užsiauginom tokį monstrą, kuris jau yra nebevaldomas niekaip. Kai jisai tada parašė tą postą, įrašą apie mane, aš pirmą kartą, nes aš žinojau, kad jisai toksai yra, toks marginalas politikos, bet aš niekada jo nesekiau, aš neklausiau interviu su juo, nes man tai nėra įdomu. Ir aš pirmą kartą pamačiau, kaip jisai komunikuoja ir kaip atrodo jo komunikacija internete. Tai aš buvau nustebus. Aišku, prieš tai buvo tos visos istorijos, kur norėjo į New Yorką skristi ir ten visus tos apdovanojimus ir neišskrido. Tai man buvo... Nes aš iškart prisipažįstu, aš esu Ingridos Šimonytės fanė ir aš skaitau visus jos postus Facebook'e ir tai yra aukščiausias taškas, ar ne, intelekto ir supratimo ir gebėjimo su humoru kartais reaguoti ir, man jinai yra idealas politinės komunikacijos, ar ne? Ir kai tada paskui skaitai Remigijaus vėmimą, tai aš buvau nustebus, kad žmogus yra toks populiarus, šitai bendraujantis. Dėl populiarumo aš pasiginčyčiau. Bet kažkas jį išrinko. Taip, jį išrinko. Ar jie vis dar yra jo rinkėjai? Taip, čia jau kitas klausimas. Čia tiesiog atsitiko, žinai, taip tas vadinamas perfect storm. Aš tobula audra, kai vieni krito, kiti apgavo ir štai gavosi tokia pora. Pasiėmėm emocinius balsus. Taip. Taip, bet aš norėjau vis tiek grįžti. Mes per savo toleranciją ar ne per daug užsižaidžiam. Tikrai, kad reikia kažkokio kategoriškumo. Va dabar aš Beata, kaip tu dabar kalbėjai, aš pirmą kartą gyvenime tai girdžiu, iš principo, bet gal reiktų mums kalbėti visais gyvenimo klausimais panašių tonų, jeigu mūsų erzina. Rėkti vieniem ant kitų. Aišku, žinai, mes šeimose visi
parekiam vienien kitų ir tai yra mūsų toks bendravimo būdas kartais ir aš tikrai labai pakeliu balsą, bet... Jau įsitikinau. Jau įsitikinai, aš moku pakelti balsą, bet žinai, galbūt artėjant šitom šventėm ir kai visi susėsim prie stalų, manau, kad bus žmonių, kurie turės skirtingas nuomonės, ar ne, apie kai ką. Tai galbūt jaunimas ar tie, kurie galbūt yra labiau išsilavinę, supranta esmę, kas čia galbūt vyksta pas mus politikoje, kokios jėgos bando įtakoti tai, kas vyksta pas mus. Ir galbūt mes turėtumėm atrasti savyje jėgų ir kantrybės savo giminėms ir artimiesiems paaiškinti, kad supraskit, tai, kas dabar darosi, iš tiesų yra pavojinga mums kaip šaliai. Tai aišku, mes truputėlį iš to gero, patogaus, faino gyvenimo, ypač mes, žinai, Vilniaus burbule, taip vadinamam, gal ir užsisėdėjom. O reikia, man pačiai, aš visą laiką, ką tik buvau Klaipėdoje, Klaipėda, aišku, didmiestis, bet aš tikrai turiu susitikimų su žmonėm ir visur, kur aš benuvažiuočiau, aš matau nuostabius žmonės Lietuvos. Tai tiesiog reikia mums to labiau vienybės, labiau tokio supratimo, paaiškinimo, kad štai, nes aišku, Remigijus į savo pusę patraukia žmonės ir aš žinau tuos, kurie man rašo, o ten tu prie lovio, dėl to tu gindi LRT, nes tu tokius pinigus gauni ir taip toliau ir panašiai. Nes jie galvoja, kad jie iš jų kažkas atimė. Tai jie jaučiasi taip, kad aš iš jų atėmiau ir jie dabar yra nuskriausti. Yra labai daug žmonių, kurie jaučiasi nepamatyti, neišgirsti, nusivylę ir tokius rinkėjus patraukia į savo pusę štai tos jėgos. Dar vieną tokią rinkėją pamatysime ekrane, bet dar norėjau paklausti, tas pilietiškumas, aišku, jis visada yra mūsų širdise, bet jisai prasiveržia tokiomis X valandomis, ekstremaliomis, kritinės situacijos. Bet o ką daryti, kad neprieiti iki tos kritinės situacijos? Mes dabar, ne tik mes, politikai, vieši žmonės, visuomenininkai, PR agentūros, dar kažkas, tik dabar atsibudo, kad žiūrėkit, o mes gal užsižaidėm kažkurioje vietoje, gal mes kažkur kažko nepamatėm. Kaip mes dėjom iki to, vėl sakau, bet tarkim, kaip mes dėjom iki to, kad teistas žmogus yra išrenkamas į Lietuvos Respublikos parlamentą. Konstituciją pažeidė žmogus. To anksčiau, net jeigu prisimintume Uspaskichą, Paksą, ką tik nori, to nebuvo. Taip, to nebuvo. Dabar, aš noriu pasakyti, dabar visa tai, kas buvo, atrodo gėlytės. Visai neblogai. Gėlytės. O tai, kas yra dabar... Aš nežinau, mes vis tiek norime gyventi teisiniai valstybei, kur mes visi kaip visuomenė esam nusprendėm, kad mes laikysimės įstatymų ir kažkokio tai bendro sutarimo. Ir jeigu, nes ką tu darai, iš esmės žmogus yra, jeigu jisai vienoj vietoj nusižengia savo vertybėm, nėra iš tiesų geras, teisingas, meluoja, apgauna, tai jisai toksai bus ne tik tai savo asmeniniam gyvenime, bet ir darbe, ir politikoje, ir visur. Todėl, kad žmogus yra vis tik nedalomas. Ir čia yra vertybių klausimas. Todėl, kad jeigu tu esi iš tiesų ištikimas savo šaliai, savo vertybėm, galų gali laikysi tų pačių paprasčiausių 10 Dievo įsakymų, tai tu tiesiog esi tikrai Sąžinė yra toksai dalykas, tu jo neišmesi, bet yra tokių žmonių, kurie galvoja, kad čia apgausim, pasirodysim, čia kažką tai galima nusukti, kaip apie jau yra ištraukta į viešumą daug tokių faktų ir ne tik tai apie šį poną, bet ir apie valdančiosius Fegdos istoriją dabar lenda su kur kas didesnėm sumom. Nes jie kažkodėl galvoja, kad galima taip elgtis. Man keista, kaip jie paskui miega ir gyvena toliau. Bet čia yra tokia senovinis požiūris turbūt į gyvenimą. Taip tikrai, to labiau, kad dabar gali viską atsekti ir sužinoti žymiai greičiau, negu kai amžinai atilsį Brazauskas dar buvo gyvas. Taip, ačiū žurnalistams, ačiū Sienai ir tiem, kurie nepatylė, kurie ieško, nes tai yra didžiulis juodas darbas.
Ir tik tai mes kaip visuomenė, aš irgi čia neseniai pervedžiau pinigų ar ne palaikyti ir laisviems tyrimams ir organizuoti šitą, nes tada vadinasi mūsų kaip visuomenės mokesčių mokėtojų pinigai nueina neaišku kam, kažkokiem tai bet tokiem atstovams Seime, kurie yra ir pažeidę konstituciją ir įstatymus, tai vadinasi mes turime dar on top susimokėti, kad palaikyti tą laisvą žiniasklaidą, kad jį galėtų išaiškinti tos visus sukčius. Grįžtant prie LRT klausimo. Taip, grįžkime prie LRT klausimo. Labai man patinka LRT ir labai džiaugiuosi. Aš galiu išeiti iš čia, gerai. Palikti ją vieną. Ne, aš noriu pasakyti, kad LRT yra to... Aš klausau LRT radio, žiūriu portalą, nes nors vienas žmogus, ar jie iki galo įvertina, kokį mes gaunam, kokios kokybės turinį per LRT. Jie neįvertina, todėl kad jie neklauso. O aš klausau. Nedirbantis televizijoje jie nedirba, kaip ir kuriantis dainas yra veltėdžiai. Poetai yra veltėdžiai, režisieriai yra veltėdžiai. Visi veltėdžiai, nes tik tai tie, kurie nežinau. Bet aš ką noriu pasakyti, šiaip aš gyvenu Anglijoje, ar ne? Ir tenai kiekvieni namai turi mokėti 100 svarų už televizijos tą vadinamą mokestį. Jeigu tu turi televizorių, tu moki 100 svarų per metus. Kas yra tikrai, nemažai žmonėm, jeigu tu dabar lieptų visiems, kurie turi televiziją, televizorių susimokėti po 100 eurų. Nemanau, kad visi apsidžiaugtų, ar ne? Tai LRT, kuri turi tiek turinio, tiek kanalų, ir radio, ir interneto, ir visko, jinai mums siūlo pačią geriausią vertę. Tai mes kaip mokesčių mokėtojai labai daug laimim. Tik tai dabar nežinau, kažkodėl tai buvo suorganizuota šita epopėja, šitas kryžiaus žygis prieš LRT ir ypač prieš Moniką, dėl to, kad ji yra tvirto būdo moteris ir kiek jiems LRT vadovybei jau dabar teko atstovėti šito purvo, šito persekiojimo, šitų patyčių internete, tai yra siaubas. Ir tai, ką jie daro, jie tikrai daro ne dėl pinigų ar šlovės, o aš esu įsitikinus, kad tai daro dėl visuomeninio intereso, nes mes šituo atveju mes ginam tai, kas priklauso mums visiems. Labai sukasi daug kas aplink direktorę. Ypatingai tai mėgsta daryti būtent ir valdantis, ir nes reikia to vieno žmogaus, tai yra klasikinė strategija surasti, iškelti priešą ir tada visus mobilizuoti. Ir tą priešą lengviausiai surasti LRT ir dar prašau Moniką. Taip, nes čia kalba yra ne apie instituciją, čia yra kalba apie vieną asmenį, bet ar po to asmeniu, po ataka prieš šitą asmenį, ar nesislepia daugiau faktorių, daugiau dalykų? Kaip tu pati matai? Aš matau. Nes, žinai, direktorių pakeitė ir taip kartais tikrai skamba ir aš manau, kad tulam lietuviui, šiaip žiūrinčiam tik tai televiziją, tikrai atrodo, ko jie čia visi nori. Pakeis tą direktorių, nepakeis, kas iš to? Čia turbūt yra principo reikalas, bet aš noriu pasakyti, kad tas pats įstatymas, kurį jie bando pakeisti ir ypač iš tiesų visa šita kritinė situacija, kuri atsitikus ar ne, ir parodė, galų galia žmonės suprato, kas yra taryba, ką jinai daro. Ir dabar taip ją deleguojami asmenys politikų ir tų pačių ir toks farsas, toks teatras. Ir kodėl, kai pati Monika, man pačiai, aš vakar irgi buvau išvažiavęs, bet skaičiau ir žiūrėjau visą informaciją, Monika pasiūlė atsistatydinti visiems. Ko jie tame laikosi ten įsikibę tų savo kėdžių? Jie dabar puikiai žino, kas bus. Jie laukia sausio 20, kai bus kitas posėdis ir tada jie svarstys tą galimybę atsistatydinti arba ne. Bet ko tikimasi, kad iki sausio 20 šitam name esantis Seime išspręs visas problemytės. Tai... Taip, tai čia yra tokie žaidimai ir aišku, mums reikia suprasti, kad vėlgi ir Seime yra procedūros, komitetai, viskas ten turi būti tvarkinga ir panašiai, bet mes kalbam apie tą esminę idėją, kad Seimas arba valdantieji gali nurodyti, ką rodyti. Bet
va tai, kodėl aš nesutinku ir manau, tu nesutinki ir kodėl žmonės čia susirenka. Dėl to, kad mes dabar čia kovojam dėl idėjos. Prieš tave buvęs Jonas Omanas sakė paklaikusiom savo akim, sakė, žiūrėkit, oro balionai skraido, dronai skraido, į Lenkiją skrido, gal rytoj įskris į Lietuvą, gi nieks nežino, kuo mes užsiemam. Taip, kuo mes užsiemam, va būtent, tuo užsiemam. Bet reiškia, tai yra antiek svarbu. Mums svarbu, dėl to, kad jeigu... Čia aš ne apie mus kalbu, aš kalbu apie juos. Reiškia, jiem tai yra antiek svarbu. Jie sėdė antrą parą dabar ten užsibarikadavę. Taip, tai yra juokinga. Iš tikrųjų yra ir liūdna truputėlį, nes tikrai yra daug, jo labiau, kad visuomenė pareiškė savo nuomonę ir susirinko minia, kokios nebuvo čia per visą nepriklausomybę ir vadinasi, to neužtenka, kad parodyti, kad valdantieji ar prezidentas kažką tai padarytų, bet jie Aš manau, kad jie mokosi iš greta esančių šalių, pavyzdžiui, iš Sakartvelo, kur protestai vyko kiek laiko? Metus gal? Ir niekas ne... Ir ką? O jie važiavo buldozeriu ir važiavo. Iki to priejo, kad pradėjo sodinti žmonės į kalėjimus. Ir aš ką tie tikiuosi, protestai... kad pas mus taip nebus. Aš kažkaip, žinai, užsidėjus rožinius sakinius, galvoju, kad šita nuostabi žmonių minia, kurie čia eina, tie, kas organizuoja, tai yra, aš čia ateidama pas tave, ėjo mama su 3 mažais vaikais, 2 vaikus traukė ir sakė, reikia parodyti savo vaikams, kad mes galime apsiginti. Tai auga nuostabi karta, nuostabiausia. Ir tie žmonės, kurie čia susirenka. Mano draugė sakė, vakar buvau, jūs neįsivaizduojate, ateikit, kokia puikia atmosfera, nesinori išeiti. Tai mes turim kažkaip... Labai yra svarbu pajusti tą vienybę ir susivienyti vardan to bendro tikslo, o bendras tikslas šiuo atveju yra Lietuva. Nes kas čia žino, koks yra planas arba kas bus ir kas ateis ir kai tokie yra lyderiai valdžioje, tai gal, žinai, jie lengva ranka žiūrės savo interesų ir atiduos mūsų tą laisvę bet kam. Gerai, noriu nuimti tau dabar tos rožinius sakinius. Taip, nuim man rožinius sakinius. Ir parodyti. Moterį, gal tu ją matėjai interneto platybėse, daug vaikšto su visokių video, jinai turi tokią nusipaišiusi trečią akį. Mačiau, irgi mane išvadino visai. Tai va, ir pažiūrėkim. Tas pačias nukvakusias žurnalistės ant metų sovietinės. Va. Kurios yra KGBistų senai užverbuotas ir jiem dirbančias. Ar jūs suvokėt, ką jūs palaikot? Visokias Beatas, Nikolson, ne Nikolsienė, bet Nikolson, užtekėjusi žanglai ir anglų vaikus gimdančius. Tai lai važiuoju į tą Angliją, ten įgyven su tai savo anglais. Ką jin čia veikia? Kaip jinai drįs dar? Kaip jinai drįs dar kiaulės akis išsistačius mum aiškinti, vogdama. 240 tūkstančių kas metus jai sumoku už kažkokią marmalynę, kuri sumoku už tai, kad pati ateitų ir pasireklamuotų savo gaminamus produktus, savo vardą, ir kad po to savo milijonus krautus. Tai čia kur logika yra? Tu kaip tik da turėtų LRT sumokėti. LRT tu turi sumokėti už tą eterį. Bet ne, jai moka. O gal kas matėt, pasižiūrėjot, kiek auksinis protas Valinsko ir Tapino valstybės biudžetai kainuoja? 400 tūkstančių. Kasmet 400, beveik 500 milijoną. Ir čia viskas yra gerai tiem žmonėm, kurie atėjo, kurių, kažin, ar 2000 eurų atlyginimą siekti. Tai yra skirtums 400 tūkstančių ir ten kokie 25-30 tūkstančių per metus. Ką? Ar jūs biški mokat skaičiuoti? Tai va. Dieve, šita moteris. Aš tiesiog neturiu žodžių. Aišku, jinai nori dėmesio. Jinai jaučiasi svarbi, transliuodama šitas
vaugravimus šituos ir, aišku, to dėmesio gauna, pritraukia panašaus mąstymo žmonės, kurie, nežinau, gal ir net ne visą vidurinį išsilavinimą turintis, tai nežinau kada. Bet tekstas, kokį jinai kalba, mes tą patį girdėjom prieš taip, tai buvusiame video. Taip. Kurį jie visi kalba ir kad čia yra grobstomi pinigai, nes žmonės tai jaudina, patraukia jų dėmesį ir taip sukelia emociją, pykčio, kad ir traukia tuos žmonės į krūvą, kurie yra nusivylę, kurie nieko neturi, kurie nieko, manau, nekuria, kurie vis laukia, kad kažkas ateis ir jiems kažką duos. Tai aš asmeniškai pati manau, kad aš esu daugiausiai dirbanti televizijos veidas. Pagal ką tu tai paskaičiavai? Aš paskaičiavau, dėl to, kad aš tikrai kviečiu visus pabandyti ir aš nebijau konkurencijos. Aš jau esu daug metų televizijoje, daug metų vedu kulinarinės laidas, beje, šiemet yra 20 metų, prieš 20 metų mano pirmoji kulinarinė laida irgi buvo LRT eteryje, kulinarinės kelionės, vedžiau jas, pasikviečiau, pirmas svečias mano buvo Algimantas Čekuolis. O jeigu skaičiuosime dar tavo iššūkius su Juozu Liesiu? Taip, dar su Juozu Liesiu čia jau prieš tai buvo, bet aš kulinarinę laidą savo vedžiau ir komercinėse televizijose. Taip. Ir ten yra, kiti dėsniai ir panašiai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu kulinarinę laidą vesti LRT eteryje, nes ten pas mus nėra jokios reklamos. Tai, kad, kaip aš sakoma, reklamuoju save, tai, ką jau padarysi, neįmanoma vesti televizijos laidos su kauke, kad niekas nematytų mano veidą. Pasikeis vardą? Arba pasikeis vardą, bet, žinai, filmuoti kulinarinę laidą užtrunka tikrai labai ilgai. Sakau, vienos laidos filmavimui maždaug kokios 6-7 valandos. Mes 3 pilnas dienas filmuojam nuo ryto iki vakaro, kad nufilmuotumėm 4 laidas, ar ne? Tai tikrai labai laikui imlus dalykas. Ir aš netgi, kadangi filmuojama mano studijoje, kur yra čia Gedimino prospekte, tai tikrai didelį, įspūdinga, jeigu galvotumėm, kad jeigu aš tą studiją naudočiau tik tai televizijos laidos filmavimui, tai visiškai, absoliutiškai negalėčiau leisti savo to. Bet kadangi studija turi dar komercinę veiklą, tai yra, ten vyksta įvairūs renginiai, vakarėliai, vestuvės, krikštynos ir panašiai, tai tada aš galiu vesti tenai laidą, turėti tokią nuostabią erdvę, kurti laidai, kuri džiugina visus Lietuvos žmonės, ar ne? Tai tikrai mano laidą užtrunka paruošti labai ilgai. Tai prašom, šitai poniai, koks jis vardas, ponė su tatuiruotėm? Nesigilinkim. Tai per daug dėmesio suteiksim. Prašom, tikrai visi pabandykit ir beje dabar vyksta konkursas, tai galima dalyvauti. Taip. Su to konkursu dviprasmiški jausmai, bent jau man. Kiekvienais metais reikia dalyvauti ir rašyti projektus. Ar verta dalyvauti? Taip, nes tu nebežinai, kas su to kanalu bus. Čia šitai lenkiu, tik tai tai. Aš irgi tokių minčių turėjau ir turiu. Taip, nes aš tai bendro kažką turėti su, jeigu liktų taip, kaip norima, tai aš nenorėčiau turėti, tikrai. Taip, tai čia pamatysim visą laiką, galima ir laimėjus konkursą nepasirašyti sutarties. YouTube kanalą galima turėti. Taip. Va, prašau, pats savo turinys ir tikrai ne ką blogiau negu televizija šiais laikais. Taip, turinys yra karalius ir žmogus renkasi, ką jisai nori žiūrėti. Protestai. Ką tu matai socialiniam savo burbule, savo rate? Matau, kad visi eina, visiems tai yra svarbu. Tai yra vienybė tokia užsidegusi, kokios nematėme turbūt ilgą laiką. Na, turbūt gruodžio 9 jau buvo tas pirminis toks didelis pliūpsnis. Taip, aš buvau. Slopsta, neslopsta. Laiko tarpe dažnai dalykai, šitie emociniai tokie dalykai, jie nuslopsta. Išblėsta. Taip, normalu. Tai žmogui išlaikyti emociją vienam lygiai yra sudėtinga. Ką tu matai? Aš matau tokią stiprią vienybę ir kryptingą veiklą būtent iš organizatorių, iš žurnalistų
ir tokį pasiaukojantį veikimą, dėl to, kad suorganizuoti tokius renginius yra didžiulis renginius. Protestus, nežinau kaip čia pavadinti, yra didžiulės sąnaudos ir finansinės, ir laiko, ir visokia prasme. Tai aš tiesiog jaučiu begalinę pagarbą ir dėkingumą žmonėm, kurie eina, kurie palaiko, kurie organizuoja ir kurie iš tiesų atiduoda savo širdį vardan idėjos, nes čia yra idėjų kova. Idėjų irgi čia tu per daug diplomatiškai. Gerai, idėjų. Idėja yra... Paleiskim tą Seimą ir viskas. Idėja yra nuskristi į kosmosą. Čia truputį mes žemiškiau, nes gyvenkim tikrai, aš Katino nuodėgulio istorijom. Tu nori, labai bravo, aš vakar kol supratau, kas tenai įvyko. Bet pasimovė irgi? Taip, ne, aš tai pagalvojau, Agnė Širinskienė, bravo. Man ar kas patinka. Galėjo kada pagalvoti? Kas galėjo pagalvoti, taip. O Agnė Širinskienė yra tikrai, bet tai yra pavyzdys, kad žmogus dirba nuoširdžiai, įdeda tiek pastangų ir anksčiau dirbo už gerbiamą Karbauskį, paskui už Remigijų Žemaitaitį, bet paskui jinai suprato ir džiaugiuosi, kad metė šituos niekam tikusius diedus. Bet noriu įvesti aiškumo, kas ypatingai tiem žmonėm, kurie dabar įsijungia ant Laužo kanalą, kad Katino nuodėgulio istorija buvo specialiai suorganizuota opozicijos ir ne viena Katino istorija buvo pateikta siūlymams tam, kad tempti laiką iki to momento, kol baigsis rudens sesija. O rudens sesija, kaip šiandien Karolis Žukauskas sakė, turi baigtis antradienį. Tai jeigu mes išmetam savaitgalį, be abejo išmetam, nes Seimas savaitgaliais nedirba, tai lieka kiek čia? 3 dienos beveik. Tai reikia tiek ištempti, kad LRT pataisos nebūtų priimtos iki naujųjų metų. Tuomet viskas žengia į pavasario sesiją ir viskas nusinulina ir viskas vėl prasideda iš naujo. Ir tuo metu galima inicijuoti darbo grupę, galima inicijuoti ekspertų komisiją, galima inicijuoti žurnalistų bendruomenę, neinicijuoti, o tiesiog juos įtraukti į procesą ir galbūt ir priimti pataisas, bet tikrai ne tokias, kokios jos dabar siūlomos. Taip. Tai aš tikiuosi, kad pavyks. Aš irgi labai tikiuosi. Tai Beata, ačiū tau labai, kad šiandien atėjai. Tikrai. Ačiū visiems, kurie palaiko, kurie ateis šį vakarą. Aš irgi bandysiu prisijungti, jeigu pavyks tikrai. Bet širdimi esu su šituo protestu. Šalin rankas! Šalin rankas! Man patinka, kai tu keli balsą, nes televizijoje tu kalbi labai taip ramiai. Siusiulėlę. Siusiulėlę. O aš, taip turi būti. Taip. Nes, kiek galima. Čia iš dramaturgijos pusės, taip. Man yra toks nusivylimas. Aš esu labai nusivylusi mūsų dabartinė socialdemokratais. Aš visą laiką galvau, kad jie yra tikra, rimta partija su savo vertybėm, bet jie parodė, kad jie yra tiesiog niekas. Bestuburiai. Beje, pamiršom apie vieną žmogų pakalbėti, bet turbūt pamiršom natūraliai, nes jo nematėm jau senai. Gerai. Tai apie žmogų, kurio nėra, mes ir nekalbėsim, bet jeigu norite jį pamatyti, nes senai matėte, jūs galite nuvykti prie prezidentūros ir pasidaryti selfie su ten plevėsuojančiais bestuburiais.